Kečia! Prostitutė! Ai, nemuškuška! Padėkit! Reiktų padėti. But first, let me take a selfie. Nu va, ir padėti nereikėjo. Nu va, atėjo laikai, kai jau vyrai nebegali apginti moterų, o moteris turi pačios gintis. Sveiki, aš esu Kuba ir šiandienos tema – vyriškumas. Per praėjusį šimtmetį pasaulis labai pasikeitė. Pasikeitė žmonių mąstysena ir deja ne į gerą pusę. Žmonės pasidarė moraliniai, be principų, be sąžinės taisyklių. Ir šiandien mes kalbėsime apie vyrišką elgesį. Daugelis šiais laikais sumoteriškėjo. Ir deja su laiku šitas skaičius vis auga. Visų pirma, ne didžiausia problema, bet vis dėlto tai šiuolaikinių vyrų išvaizda. Dabar madinga atrodyti, net nežinau kaip jis pavadinti, turbūt teptukas. Nes kitaip šito stiliaus neapsakysi. Šukuosina, tikrai kaip teptukas. Kelnės kaip moteriškas tipės. O kas bus toliau? Pagalvok. Pinigus atiduodama! Atiduok pinigus! Baik man nenaudėlį! Kas tu toks? Drink! Va tokie buvo vyrai. Seni, geri laikai. Didžiausia problema tai šiuolaikinių vyrų požiūris į gyvenimą. Dabar mažai liko tokių, kurie žino, ką reiškia garbė. Ir aš ne vienas iš jų. Pavyzdžiui, seniau vyrų įžeisti moterį tai buvo didžiausias moralinis nusikaltimas. Ir tokius vyrus mušdavo. O dabar kas? Dabar jiems tas pats. Vyrai išvis turi gerbt ir brangint. Moteris, senatvė. Turi padėti silpnesniems. Gint. Tikras vyras negali praeiti ramiai, kai mato kažkokią neteisybę. Vyras visada turi teisėti savo duotą žodį. Tikras vyras turi gyventi pagal 3 svarbiausias sąvokas. Garbė, sąžiningumas ir moraliniai principai. Jeigu jums patiko šitas video, spauskit like, komentuokit ir prenumeruokitės mūsų kanalą in Lithuania.